Šių metų pavasarį gimusi idėja kurti tarptautinę studentų krepšinio lygą virto realybę. Metų pradžioje vykusios draugiškos studentų rungtynės buvo stiprus poslinkis link tarptautinio čempionato. Buvo pabandytos sužaisti draugiškos varžybos, kaip prisimena, jeigu žiūrovai, vyko Žalgirio arenoje ir Siemens arenoje Vilniuje. Tai žaidė mūsų vadovų studentai ir Kauno ir Vilniaus žaidė Leu komanda. Po ilgų derybų ir diskusijų buvo priimtas sprendimas rengti pirmąjį tarptautinį studentų krepšinio čempionatą, kuriame jėgas išmėgins 22 komandos. Reiškia, dalyvaus 22 komandos iš Rusijos, Ukrainos, Lietuvos ir Estijos. Mūsų pogrupėje yra 5 komandos, tai yra Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Talino technologijos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Sankt Peterburgo universitetas ir Kanto vardo universitetas Kaliningradas. Lietuvos studentų krepšinio lygos generalinis sekretorius Jonas Kruševičius džiaugiasi progą dalyvauti tokio aukšto lygio turnyre. Aš džiaugiuosi, kad Lietuvos studentų krepšinio lygos iniciatyva studentai pereina į naują etapą, tai reiškia į tarptautinį turnyrą čia. Tas projektas yra toksai, vadinkim, kaip ir galbūt žiūrėsim, kokia iš čia perspektyva turės, bet tai yra pradžia, naujiena ir kodėlgi nepabandžius. Organizatoriai neatmeta galimybės, jog sėkmingai susiklosčius pirmajam sezonui, lyga gali plėstis net į Azijos žemyną. Aš manyčiau, kad tai yra stimulas visiems ir žiūrovams pasižiūrėti, kaip atrodome mes ir kaip kitų šalių komandos. Čia yra mintis plėstis ir dar daugiau, jeigu pavyks tas projektas, tai yra kalba ir apie Kiniją, ir apie Japoniją, ir apie kitas šalis, Lenkiją, Čekiją. Čempionate dalyvaujančios 22 komandos suskirstytos į 4 pogrupius, o palankiai susiklošius rezultatams, finalinis lygos ketvirtas galėtų vykti Lietuvoje. Kauno technologijos universiteto krepšininkai kovas A grupėje pradės spalio 30 dieną antradienį 18:30 dvikova su Talino technologijos universitetu.